Žiūrėjom, tik ką, labas vakaras, šiandieną vėlyvą vakarą, jau apie 9 susirinkom čia su Augustu pakalbėti apie ateinantį UFC Fight Night, kur pagrindinėje kovoje kovos Liujisas prieš Teixeirą. Ne tą Teixeirą, kuris jau baigė karjerą, kitas, kuris sunkias svoris jau pradedantis. Tai va, tai šiandien su Augustu aptariam, kad aptarsime 3 kovas. Tai turbūt pirmą tą kovą ir pradėkime bus nuo Kelvin Kataro prieš Steve Garcia. Jo, kova vyks 66 kg svorio kategorijoje. Kas iškart krenta į akį, tai kad Kataras jau yra tikras UFC veteranas. Kovoja su 14 kovų, tai turi 7 pergalės, 7 pralaimėjimus. Taip pat jau amžius, kaip tokiam svorio kategorijai, 37 metai, tai ganėtinai nemažai. Kataras šiaip paskutinės yra kovas smarkiai gavęs į galvą. Tai va, jau paskutinės, jau 4 paskutinės kovas yra pralaimėjęs. Tai ir ganėtinai prieš labai gerus, prieš Arnold Alleną, kiek prisimenu, Sterlingą kovojęs, prieš Josh Emmetą. Man labai patinkantį kovotoją Jusef Zalalą, kuris tikrai dabar grįžo į UFC su kažkokia nauja jėga, labai gerai atrodo. Tai va, o jam su juo kovos tai Steve Garcia. Steve Garcia turi UFC rekordą 6 laimėjimai, 2 pralaimėjimai. Taip pat prieš UFC neblogai ir Bellator yra kovojęs, ten 5 pergalės, 2 pralaimėjimai. UFC šiaip pakankamai, kaip ir UFC, dabar neblogai eina, paskutinės kovas finišus turėjo ir turėjo bonusus. Tai va, tai dabar va gaunasi, kad Garcia turės gerą tokį patikrinimą kaip kovota, jau tokio aukštesnio lygio. Kelvin Katarą. Tai va, Augustai, ką mąstai apie šią kovą? Iš tikrųjų, pirmas dalykas iš karto, ką aš atkreipiu dėmesį, tai kad, kaip nebūtų keista, 66 kg kategorijai Steve Garcia yra didesnis už Kelviną Katarą, o kad jūs įsivaizduotumėt, Kataro ūgis yra 1,80 m, tai Garcijas yra 1,83 m. Dar vienas toks dalykas, paskutinėse kovose, Kelvin Kataro ypatingai, ką aš stebėjau, tai jeigu dar prieš Sterlingą jis atrodė nelabai gerai, tai jau prieš Zalalą jis atrodė prastai. Atrodo toks jau nebenorintis kovoti, toks jausmus, kad atėjo atidirbti savo honorarą. Ta prasme, ne honorarą, o atidirbti savo sutartį ir jau išeiti į pensiją, nes Katarui 37 metai. Tuo tarpu Garcia, nors jam yra tik 33 metai, jau kaip ir irgi nemažai, bet jis atrodo, kad dabar pririnko savo tokį, nežinau, kaip turbūt savo pikinę formą. Atrodo, jis tikrai gerai nukautavo, iš tikrųjų nugalėjo tikrai visai kietus vyrukus. Man labai iš tikrųjų įspūdinga gal pergalė prieš Kyle Nelsoną, nes Kyle Nelsonas paskutiniu metu kanadietis labai gerai atrodė, nugalėjo visai rimtus vyrus. Ten Sengvučiojus nieko, Milkezeli Kostą nugalėjo, kuris buvo One Championship, kuris dabar irgi labai neblogai eina, kuris buvo užbaigtas irgi pirmam raunde. Na, įdomi kova iš tikrųjų, kaip Danielius sako, bus geras patikrinimas, bet aš manau, kad aš galiu pasakyti, ką aš galvoju, kad Steve Garcia turbūt praeis šitą testą. Nes gerai kovoja, nori kovoti, nori laimėti. Galo Kristopas. Noriu pasisveikinti. Reikės iškilti. Sakyk. Tai vat, tai manau, kad Steve Garcia šitą testą praeis, nes Kataras tiesiog atrodo labai jau išvargęs. Jo, tai taip pat sutinku su tavim, aš manau, kad Steve Garcia baigs šią kovą anksčiau laiko. Aš manau, kad tikrai praeis Katarą ir aš kažkaip taip įsivaizduoju, kad Katarą liko arba šita kova jo paskutinė UFC, arba dar vieną turės, reikia žiūrėti pagal sutartį. Bet šiaip manau, kad Steve Garcia anksčiau laiko užbaigs šią kovą. Aš nežinau, ar anksčiau laiko, bet aš manau, kad yra vienintelis dalykas gal, kad Kataras labai retai pralaimė anksčiau laiko tas kovas. Jis decisionais dažniausiai pralaiminėja, bet labai daug žalos jisai gavęs su Garcia tikrai nukautuojantis. Manau, kad tarp kitko visai neblogas variantas.
Garsiai anksčiau laiko. Jo, nu tai ką, perinam prie co-main evento kovos, tai Steve Thompsonas prieš Gabriel Bonfim. Tai kas iš karto krenta į akį tai, kad amžiaus skirtumas. Kad Bonfimas gali būti Thompsono sūnus. Jo, tai gaunasi 15 metų skirtumas. Tai va, Bonfimai yra 27 metai, Steve Thompsonui 42. Kaip ir žinom, eina labai didelio underdogų šioje kovoje. Ir manau, kad jau toks gal tikras tas underdogas pagal koeficientus. Dėl to, kad vis tiek jau yra tikras UFC veteranas, turėjęs virš 20 kovų, man atrodo, 21 kovą UFC. Tai va, tai nežinau, čia sunku kažką prognozuoti, kad Thompsonas ar ištrauks tą kovą. Nu, man tai labai mažai tikėtina. Aš nežinau, man iš tikrųjų šitoj kovoje, aš pamačiau šitą kovą, tai jeigu, na, Bonfimas iš tikrųjų, jeigu tarp kitko norėjau pasakyti, kad šitam kardė, va, jeigu mes dabar atadėjom pirmas, 3 kovas, tai galite atkreipdėmėsi, kad Kataras, ne, tarkim, Thompsonas, Lewisas, visi eina veteranai prieš naujokus. Tokie jau, kaip čia, tai faktiškai UFC nori prastumtos naujokus. Bonfimas iš tikrųjų kovotojas geras, paskutiniai kovoje labai gražiai boksavo, laimėjo Chaos Williamsą, smaugimų, Angelo Luso laimėjo, man biški nerima kelia prieš Dalby, kai jis kovojo, nes jisai pirmam raundė labai, turbūt raundą laimėjo vos ne 10-8, bet po to nuduso ir Dalbys tiesiog primušė. Tai su kardio turi problemų, arba tiesiog labai jaudinosi, nepatyręs buvo, dabar jis labiau patyręs, nes pas yra 17-1, 27 metai, pakankamai jaunas, tikrai labai turi gerą boksą, gerą jiu-jitsu. Tai labai beveik visą savo kovas yra užbaigęs. Jo, visų, tarp kito, vienintelė kova jis tik tai yra teisėjų sprendimo, viena kova ir yra daėjus tik tais, o visos kovos jis laimėjo anksčiau laiko. Ir tarp kito, dabar, kaip Danielius paminėjo, 13 submissionų. Tai jiu-jitsu kaip ir neblogas, galim teikti, kad ir neblogas. Jo, tai tikrai jiu-jitsu geras yra. Tik vienintelis dalykas, ar jisai sugebės Thompsoną nusimesti ant žemės? Aš tai manau, kad tikrai sugebės, nes nežinau, paskutinėse kovose tai tikrai jau Thompsonas labai taip sunkiai atrodė. Aišku, norėjo varžovai buvo tikrai labai geri. Tai Buckley. Prieš Buckley gerai labai atrodė. Jo, šitą kovą. Ir prieš Šafhatą neblogai atrodė. Bet Šafhatas iš tikrųjų, Šafhatas pagal mane yra toksai šiek tiek pervertintas kovotojas, nes tai nėra blogas, bet toksai gal šiek tiek pervertintas. Tai va, tai šiaip mano prognozijos būtų, aš gal ir vėl pasimčiau tą mūsų jaunąją kartą ir pasirinkčiau, kad Bonfimas laimės anksčiau laiko. Sakau, labai daug kas sueina į tai, kad taip gali įvykti. Nu, aš nežinau, rizikuočiau Bonfimas anksčiau laiko, bet aš manau, kad Bonfimas šitą kovą laimės. Thompsonas iš tikrųjų sunku jį pribaigti. Geras kovotojas, kietas jisai, stovėsena, aš manau, kad Bonfimui nelabai būtų gerai sustovėti su Thompsonu, bet na, aš manau irgi, kaip ir Danielius, čia sunku man kažką daugiau pakomentuoti. Bonfimas jaunas, didelis, didesnis už Thompsoną, kas be būtų keista, nu ten 2 cm, jaunesnis ant 15 metų. Brazilas gerai boksuoja, geras jiu-jitsu. Nu, manau, kad čia tikrai kaip ir beveik aiškiai kovos pabaiga. Nebent Thompsonas mus nustebins, ko mes nelabai tikim. Nelabai. Nu ir ką, ir pereinam prie main evento, tai Derek Lewis prieš Telison Teixeira. Tai vėl, kaip ir sakėm, veteranas prieš jaunąją kartą. Šiaip man asmeniškai šita kova, čia gaunasi 2 smūgiuotojų kova, abudu turintis labai sunkią ir stiprią ranką. Bet aš bijau, kad šitoje kovoje nebūtų taip, kaip pavyzdžiui buvo Derek Lewis prieš Francis Ngannou. Jo. Kad lyg tai būtų ta žvalgyba, ten 5 tos raundus ir ten vienas kitą glomonėtų ir ten neišmestų ten daug smūgių. Tai va to labiausiai prisibijau. O šiaip, Dereką Lewisą tikrai mes žinom, ten žmogus, kuris gali bet kada ir bet kur ir bet kokią sekundę išmesti bet kokią smūgį.
ir tiesiog žmogų išjungti, tai užgesins šviesą. Ir šiaip labai keistai, jeigu taip važiuojant į jo rekordą, į jo statistiką, kad kaip, kaip ir laimi, taip ir pralaimi, labai taip įdomiai buvo. Paskutinę kovą yra laimėjęs, prieš paskutinę kovą yra Almeidai pralaimėjęs, taip pat ten Almeida nerizikavo, nuvertė jį į parterį ir tiesiog, kaip galima sakyti, kaip užsiklojęs adialą, pravaliojo jį. Visus ten tos 5 raundus. Bet tas stebuklinga, kad Almeida per 5 raundus nesugebėjo Liujisą užbaigti. Nu tai va, tai klausimas arba buvo labai neparankus, Galbūt. arba nenorėjo rizikuoti. Jo, tai ką aš dar apie Talisoną Teixeirą, Danielius sako smūgiuotas. Talisonas Teixeira turi juodą džiudžitsu diržą. Man čia įdomu, ar yra brazilų UFC, kurie neturi juodą džiudžitsu diržą. Nežinau, bet žiūrint pagal statistiką, tai jis nelabai savo džiudžitsu naudojasi, tai irgi ten Brazilijoje, kiek žinau, su tais juodais diržais, tai pavyzdžiui, pas mus į Lietuvą buvo atvykęs Kavaka, tai jisai pasako, kad jisai iki rudo diržo, pavyzdžiui, iš vis nemokėjo daryti kojų laužimo. Tai, žinai, tai tas juodas diržas, tai pavyzdžiui, ten kažkokios specifikos. Mokėsi ten, pavyzdžiui, kelis veiksmus ir viskas. Irgi ten. Tai va, tai įdomus spėjimai, kaip galvoja dėl šitos kovos. Nežinau, aš visą laiką atsimenu, kai pamatau Dereką Liujisą, tai ir kai Derekas Liujisas yra underdogas, visą laiką reikia statyti už Liujisą. Todėl, kad kai jis yra favoritas, niekada nereikia imti jo, bet kai jis yra underdogas, visą laiką reikia imti, nes underdogui jis tikrai visai gerai pasirodo. Ir jis paskutiniai kovoje netgi prieš Nascimento, aš net žiūrėjau jo interviu ir jis pasakojo, kad jis net turėjo kovos planą, ką jis norėjo daryti. Jis norėjo Nascimentą išvarginti, o po to pribaigė. Taip, kad jis pasirodo turi ir kovos planą. Iš tikrųjų, Liujisą aš nenurašyčiau, turi daug patirties. Talisonas Teixeira dar nėra su tokiu žmogum susidūręs, pirmas dalykas. Labai didelis lygių skirtumas kovotojas, su kuriais jie yra kovoję. Ir dar vienas dalykas, ką aš noriu atkreipti. Talisonas Teixeira beveik visas kovas laimi pirmose raunduose. Tai jeigu Liujisas pirmą raundą pragyvens, mes jau matėm, kad jis tikrai gali pragyventi ir pavojingas jis būna iki paskutinių sekundžių. Tai iš tikrųjų šitoje kovoje aš vis dėlto pasirinkčiau Liujisą arba kad kova baigsis anksčiau laiko, bet kadangi Liujisas eina už visai skanų koeficientą, aš manau, kad Liujisas yra geras variantas surizikuoti. Jis yra stiprus, gerai boksuoja, tvirtas patirties turi, nelabai ko bijo, jam tai autoritetai ar kažkokie tai, nežinau, super prospektai, kurie ten labai einantis grėsmingais, jo tikrai nebaugina, nes jis yra sėdėjęs kalėjime, tai jam nėra labai čia nieko baisaus. Tai aš tai iš tikrųjų rinkčiausi Liujisą šitoje kovoje. Tai va, aš tai pavyzdžiui būsiu priešingos nuomonės, nes kažkaip manau, kad šiame turnyre, kaip ir matom, jaunimas prieš veteranus kovos ir aš gal būsiu už tą jaunimą ir kažkaip gal ir tikiu aš Teixeirą, kad gali tikrai praeiti tą patikrinimą Liujiso ir manau, kad Liujisas pats kris kokiam pirmam, antram raundė. Kažkodėl man taip atrodo, turiu tokią nuojautą. Aš galvoju, kad kova tai tikrai baigsis anksčiau laiko. Tai va, mano bus spėjimas, kad Talisonas Teixeira laimės anksčiau laiko. Tai ką, Danieliau, padarėm kažkokį turnyrėlį, visai neblogą Fight Night. Iš tikrųjų, sekantis turnyras pasistengsim anksčiau įmesti video, nes sekantis turnyras bus labai skanus. Tai bus Holovėjus prieš Poirier. Jo, tai... Tai iš tikrųjų nemažai kovotojų bus, įdomių kovų, turbūt ir darsim ne vieną kovą, iš tikrųjų galite kas nors komentaruose parašyti, kokią norėtumėt, kad kovą aptartumėm, nes čia Fight Nightas, tai tik tai porą kovų ir aptarėm. Tai ką, su jumis buvau aš Danielius Grebliūnas ir kolega mano Augustas Šalkauskas. Tai labai malonu, kad stebite, žiūrite, laikinat, komentuojat. Tai va, džiugu, tai dar kartelį gero jums UFC žiūrėjimo ir iki kito pasimatymo. Viso. Iki.